GO3 pristato. Sveiki mūsų mylimi žiūrovai, susipažinkite su mūsų projektu ir su mūsų pirmojo užduotim. Mes turime medžią pirmojo užduotį, kurią kažkas paliko. Užkurkite laužą, o šis ugnies kiltuvas jums padės. Tai reiškia, jeigu mes užsikursim laužą, mes gausim taškų, už kurios galėsim pirktis dalykus, kurie yra štai toje pusėje. Bandysim išgyventi. Miške turim tik tiek daiktų. Jeigu mūsų užduotis yra vis tiek išgyventi, ne, kuo daugiau miške, tai laužą siūlau užtai normalų daryti. Mano didžiausia baimė yra erkės. Kažkaip per tiesą liniją, kai jam nelabai bijau. Mano didžiausia baimė yra miške kakot ir kad kapšinantį sektų erkė. Bet tas erkė reperis. Pailsim biškį. Ne, pradžia gera. Kuris keltuvas? Mes neužkursim tiesiog ant tų pagalių. Mums reikia beržo. Beržo tošis. Kaip ten atrodo? Tošis tai? Nu, beržo. Grįžtam, atgal, man atrodo. Nu tai gerai, tai kaip čia bus, mes darom, gaunam tašką. Ja. Turėtume, man atrodo, 5 gauti laužo užkūrimai, nu ir tada eisim išleisti taškų. Nes pažiūrėk, kad būtų paprasčiau, mes galėtume pasimti kirvį. Jau galim tada medį gražiai pasiruošti, nukirsti kažką. Arba, va, maistų. Nu. Mano favoritas. Kiek taškų? Prasidėk. Šiaip nedaug, 5 taškai. Tai galima iškart va jį būtų imti. Bet vapšė nereikalingas miške daiktas. Nu kodėl, gali važiuoti grybauti. Bet gali pėsti eiti ir tą patį. Gali, bet tai prisivaikščiai. Per tiek dienų čia tiek tų žingsnių pridarysi, kad... Miegosim kažkur. Šiandien nėra, kad pirmo būtinumo prekė. Nepaimsim. Čia va nežinau dėl miego, tai... Čia klausimas. Prie laužo. Nu kur da beržo tošis, kas tai? Grybas? Barabikiukas? Ne, raudonviršis. Bet gerai, valgomas. Valgomas, jo. Raudonviršis. Bet padėk, jeigu gal dauga ir rytoj išsivirsim. Resursų turim, žodžiu, išgyvensim. Radom ir mes Vaidotą ir jis rado beržą. Man nepatinka čia gyvulių takų pilna. Tai reiškia, erkių daug. Nu, jie taliausiai benzopjūklą užsikūrė, pripjaustė. Šiaip žiūrint kitų video atrodo daug paprasčiau. Kelis kartus bam užkūrė. Ne, tu nežiūrėk kitų video. Tai aš Vaidotą žiūrėjau video. Šiaip realiai mes man kaip jam testuoti tiesią liniją, tai aš pirmą kartą uždaviau. Pirmą kartą mėginau, nes taip pridražiau. Bet nufilmavo šitą? Jo. Ir tada liets užšlapė buvo miške. Dėk tą savo šubukštį. Jau bet ką kraukit. Sveiki atvykę į 3 dienas smirdėjimo laužų. Pabandysiu, aš perkelt kažkaip. Nu, bandyk. Eina savo, bet tai tokia kaitra jau. Jo. Tošis beržo dega kaip smala, žinai, prilimpa kaip plasmasė. Kiek taškų už šitą triuką? 0. -2. Šiaip gera labai lokacija, kaip pilna to medžio. Jo, ir privažiavimas labai paprastas. Ai, supuvęs labai supuvęs. Nes aš kas siūlau, tai tipo ilgus tiesius pagalius kaupt, nes mums jų pristreiks, žinai. Bet toks prisupuvęs kaip Marius, tai galima laužti. Laužas mūsų įveiktas, įkurtas. Tada klavietė te prasideda. Bam. 5 taškai mūsų sąskaita. Išlikimas miške. Gerai, tai žiūrėk, puodas kainuoja 2 eurai, 2 taškai ir kirvis 2 taškai. Mes turime iš viso 5 taškus. Tai gerai, mažesnį, neimk už tašką. Tas vienas. Bet aš noriu, kad normaliai. Ir šitas išgalastas yra, pagalvok. Ar įmam, galim gal puodą tiesiog padėti ant akmenų? Nu. Nelabai, žinai. Ta prasme, arba neim kol kas puodo, im trikojai su kirviu ir dar vieną tašką gal. Arba už vieną šitą kirvį. Pradžiai reikia, manau, galvos, kad mes toliau galėtume išgyventi. Tai gerai, tai įmam kirvį už tašką. Už tašką ir po to iškeisim gaudami jų. Kažkada užsiupgreidinsim. Nes maisto mes gaunam, kiekvienai dienai gaunam kažkokį paketą. Tai viskas gerai, maistas, vanduo, šyra. 2 taškai. Gerai. Apsipirkom. Dabar jau reikia maitinti laužą pradžiai. Po to pasimaitinsim. Ko norit šiandien? Yra 2 pasirinkimai. Grikiai arba ryžiai. Ryžiai makaronai. Dėl ko geriausiai mėginti grikius pirtis, nes mes nežinom, kaip tas puodas dabar verda. Žinai, makaronai galima iškart prisvilti. O grikiai, žinai, jie yra maišelis, mes jų nepraleisim niek. Ir po to lėkštė jau... O su kuo yra? Nu, su kažko. Su pagaliu padarysi iš pagalių? Ne, grikiai su kuo. Yra mėsos ten tos. Gerai. Kainuoja maistas ar mums duoda? Ne, mes gaunam maistą. Dienos dozę. Ne? Gerai. Vanduo kainuoja? Ne, nekainuoja. Gerai. Nes reikia, nes nu kaip, iš vis neišgyvensim. Taip. Ir ten šiaip, jeigu toliau nueisi spairą atsigaut. Resortas. Jo, išsimaudyt, pailsėt. Ir tada tik sugrįžk, pasifilmuot.
Taigi, mums šiandien reikės pusę litro žiupsnelį vandens, grikių, būtinai veganiškų, ir tada juos maišysim su tušonkė ir valgysim su mėsa. Užvirsime vandenį, apvirsime apie 10-15 minučių grikius, lapnosim ir žiaumosim. 3 dienų vandens kiek išnaudojau. Oi, laužas gerai, oi, gerai. Nu tai dabar laisvas laikas, kol užvirs vanduo galit. Polsis, prie kombo, prie telefonų. Tai galiu parodyti, ką mes čia turim. Briuselio, turim lentų, turim labai gerą pečių, kurį galima užsigyti iš labai daug taškų. Vervės, arbatinukas, žvejybos reikmenis, mečetės, pjūklas, oblius, jeigu reiktų nusobliuoti. Individuali dujinė, lektarnės, bulgarkė, pavzrauka, jeigu reiktų kažką pašlifuoti. Kempingo turistinis butanos dujas su viryklė ant viršaus. O čia jau yra jau mūsų bendros dienos normas, kurias mes gaunam, kad tiesiog galėtume valgyti ir džiaugtis mišku. Miegmaišiai, brezentas, kastuvas. Tai mėginsim viską išnaudoti per visą šitą projektą. Jau vyksta procesai užvirimo vandens daug sklandžiau. Netrukus, manau, turėsim 100 laipsnių vandenį, kuris yra paruoštas virimui, ir tada įdėsim, pasūdinsim. O druskų neturim, negavom. Aišku, kad turim druskas, juk mes atvažiavom čia išgyventi mišką. Nu, aš skaičiuosiu. 1, 2, 3. Tas va labai gerai dabar verda. Žinai, kas yra virimas? Perdegimas, žinai. Pavyzdžiui, virimas skaitosi vandens tapimas garais. Garinimas, čia veipinimas. Ir pavyzdžiui, jau ten jau virsta jie garais net nesant 100 laipsnių temperatūros. O žinai, dėl ko įėjus į tualetą smirda šūdo kvapas, dėl ko tu užuodi. Nes lygiai taip pat kaip vanduo šūdas irgi garuoja ir tau tas garas, iš tikrųjų, ten tos tie lašeliai šūdo, smarvės, tau įeina, tai reiškia, kad tu realiai tu įkvepi šūdą. Jo, aš šitą skaičiu. Tipo, kaip pažiūrėk ir nuleidai ir išeini. Ir užuodi tą kvapą, čia yra tiesiog šūdo garas, realiai šūdo garas, tai tipo, o jos yra dalelės. Tai tu patenki, aišku. Taip. Jeigu tu ateitum per visus metus laiką, visą tą šūdą, kiek smirdėjo talėtę, susirinktum vieną tą, būtų geras cigarečių pakelių šūdą. Ant liežuvio uždėts ir nuryk. Nu, pakviesk Doną, toj bus pašaras. Gardų, skanu, nu taip, žinai. Mūsų pirmos dienos vakarienė. Norbė! Ką? O tu iš kur tu pasiėmė tą pečetę? Pasiem, turėjau. Genties susitarimas dabar vyksta, susirinkimas prie laužo, taisyklių pažeidimas buvo įvykdytas. Bet aš dėl visų. Ne, žiūrėk, ateik čia prie laužo dabar. Taip. Norbė pažeidė taisyklės, mūsų sukurtas taisyklės, jos buvo sukurtos anksčiau, bet nebuvo paminėtas, bet dabar pats laikas išsiaiškinti. Bet mums reikia šitą. Reikia, labai reikia, bet mes labai negalim. Mes mūsų tinklavietė negali pasimti tiesiog nuo stalo bet kokią daiktą. Ir jeigu tai padaro ir mes neturim taškų, mes kaip tik prarandam taškų. Tai dabar tavo mečetės paėmimas mums atima 1 tašką. O galiu bent atneštas malką? Ne. Nu tai Mariu, padėk. Tai žodžiu, negalima naudoti įrankių. Mariau, negalima naudoti įrankių nuo stalo, nes prarandi taškus. Na. -2. -2 gaunam. Sorry, hebra. Visada turi būti neapgailėtino dydžio lauželis. Toks va tiek va. Ir jį reikia visada palaikyti iki pat. Tai čia pusę miškas kūrensim per dieną. Yra tame tiesos. Svarbu, kad jis neužgestų, supranti, jis turi sakti dek, bet neturi. Galim balsavimą daryti. Aš sakau, kad užtenka daug mažesnio palaikyti dienos metu. Einu ieškot malkų. Reikia subadyti kelius kol, žinai. Va čia yra tiesus pagaliai. Oi, kiriu. Eik, gerą batą. Nu čia pavojingai. Jo, Mariu, duok jam savo. Kaip taip? Nežinau, nuslydo tiesiog. Nedaryk taip. Ne mano tas įrankis, supranti. Supratom. Čia nubaudė. Nors semiau tai su ranka, turėjo per ranką duoti. Sutrenkimas yra ištins, man atrodo. Nu bus kažkokia mėlyna. Bet aš jau šiandien viskas off. Darom jam lovą. Neštuvų šiaip reikia pasiruošti, jeigu nelaimė kokia. Ką mes tada? Mums reikia 20 taškų, kad galėtume vaistinėlę nusipirkti. Labai lengvai
taškus ir labai sunkiai gaunam. Kol kas Vaidotas stengiasi, padarė vieną malkinį, negavo niokio, nei motyvacinių žodžių. Išpaikštas buvo, kad šūdų krūva. Tai jo malkinė, tai va žmogus daro antrą jau. Kolega įsikirto koją, apšį sėdį. Tai mautas ant pakeitimo solelio. Na, aš neturiu įrankių, sėdžiu, kažką palaikau, va. Tokios, va, taip, nuotaikos. Kol kas 2 iš 10 pagal nuotaikas. Pradžia sunkiai, po to lengviausia, tai jau grįžtume kažkada namo. Dušą, vonę. Ja. Kai užbaigsim projektą, tada jau bus lengva. Čia labai gerai užsipilni. Na, žiūrėk, ar gausi tašką, pasižiūrėk. Tu turėtum gauti. Nu, įvertinkit, mes padarėm. Ne, dar trūks. Na, dar trūks. Negavom taškų. Tai va, tą reikalą jau per Nes ten žiūrėk, imam tutoresnius, atkirpsim labai gerai viskas vyk. Nedavė ten per ekraną, tikrai? Man. Ne, neišmėt. Bet tai gal užsibūgino, kažkas ir nemet. Gal ten prikrytę taškų nepasiemu. Na, jeigu salą paimk, kelias ais pasakys. Ar į plius einam, ar į minus. Šitas gerai. Čia po to, žinai, galima sportuoti. Lygiai kaip tu. Blogai. Suks dar pakursiu. Ne. Eina, veiksiu. Labai neplok, paimk. Einam stot. Ne, nebus. 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 Matau, kad nėra. Ne. Davai, greit stagelį padarom. Man reikia vieną tokį pagaliuką, man. Bet tai nebus kaip pritvirtint dabar. Laikysis kol kas. Ko nepadarys žmogus dėl vieno taško. Kodėl vieną tašką? Ai, nesiminasavom tos tašką. Viską. Ir tada dar 3 taškus. Viskas! Yra. Čičink. Tento neapsimoka, tento imt. Labiau apsimoka jau čia imt tentą. Ne? Nes mes galim pastokę padaryti ir be virb. Jeigu iš pagalių padarytume lygiai kitaip, kaip šitą padarėm. Pasidarom tą, gavom taškų ir tada galim nusipirkti virb ir galim tada uprūvint, žinai. Taip, tentą taip pajuom, ne? Čičink. Ar kokią sieną pasidaryti, ar slogą net geresnį. Taip pat reikia. Bet čia manau, kad galėsim viršaus uždėti. Išdžiovinkim. Įpilėsim vandens, eisim gal kavutis užsikais, bet ką, žinai, atsigerti jau, žinai, reikia žmonėm. Žodžiu, įdėsim tokius 3 ir užpildytą pusę jau bus. Realiai apeisim patys savo sistemą. Jo nekenčia išlikimo miške industrija. Jis atrado, kaip apeiti sistemą. Ir pas jį labai didelis. Neįsima, pats turi palaišį. Imk šaką kokį. Davai, pravirdykit mane, sakyt kažkokių nesąmonę. Kreiva nosis tavo. Žydiniai, aš neapsverksiu, aš tiesiog supyksiu. Kompleksas man bandai įvaryti. Tai kažką graužę sakyti, ne kažkokią. Gerai, normaliai. Ten aš nenoriu. Į kurią man žiūrėtų? Šiaip vienas tai yra jau tau tik įsivadė. Vienas yra 2? 2 yra jau. Einam darbą geriau. Va yra krituolių. Kam aš šitą pasiėmiau? Ne, įkirsk, ne, aš supirk. O, geras. Sėkmės, bus gera kirsti. Ne, mums reikia pjūklą pasiimti. Mums reikės vis tiek užpildyti, vien žodžiu, mes vis susikūrėm naujų užduočių, pasiėmėm tentą, kad jį panaudoti dabar vis tiek kitką darom. Dabar vėl kažką darysim, kad šitą sukirsti. Būtume pasiėmę pjūklą, būtume suspėję, bet būtų reikėjo dar 2 taškų, kad būtume ir tentą pasiimti ir virim. Nu, bet gerai, šitos vis tiek, kadangi atėjom nešamės. Gerai, bet ne, tai ir vis tiek, kad užpildyti turim. Net 2 nešu. Čia susikapoju. Viskas gerai. Ne, tai ką, nešiosim 100 vienetų. Neišpratiek po to, kaip Žydrūnas su visą. Strong man, no problem. Išsicentruok. Atleidom? Nu, einam, mušt tave nereikia. Žasite. Mes neatsakyda jau. Aš sakau, kad jis išsinešęs kažkoks. Ne, Mario gal paims ir mūsų ras. Juokinga. Kas buvo? Kaip pagalvot. Tai vėl reiks uždėti.
Stojam. Viskas gerai, pradedame dieną Remstis. O kiek čia mažau sveria? Nedaug sveria, čia sveria šiam. Bet jūs kadangi nepatogiai pasiėmė, tai... Kaip žmogų nešti. Tu dabar mėgi. Aš susilūšiu. Gerai, varu. Man labiausiai tempia tai rankas, nes labai nelankstus. Aš kaip Jėzus, ne? Jo. Man gal tiesiog užteks vandenuko. Reikia pradėti galvoti ne tik apie taškus, bet kaip energijos neišnaudoti. Nes dabar mes ilsėjomės, norėjom užpildyti, vėl turim ilsėtis. Tipo laimam ar virvę, ar pjūklą. Aš pasimčiau virvę ir norėčiau pasibaigti dėvelę. Nu, ja. Tai tada taškai, ir tada įmam pjūklą ir dviratį. Your stockpile is full, my lord. Tai įmam virvę? Jo, aš už virvę. Nenori kažkokiai taimti? Aš tai kastuvą noriu. Ką tai susikastų? Aš kaip norėjau, nežinau iš tikrųjų. Reikia aukšto, reikia nedaryti. Nesitikėjau, kad taip gerai gausi. Aišku, pirminis planas dar buvo panaudoti šituos du. Dabar jie tiesiog trukdo. Dabar žiūrėsim, gal nuleisim ir į laužą. Galėsim šiandien tikrai čia mėgoti, nereikės važiuoti viešbutį. Komisija mums tiesiog duoda du taškus su šitą bunkerį, kuris apsauga mus nuo lietaus, jeigu būtų lietus. Aišku, jeigu būtų šolinis lietus, bet kas miške neįmanoma. Nes nėra čia kaip šoliniškai lyt. Aš siūlau pataupyti dabar, pavakarieniauti ir tada laukti rytojus dar užduoties. Jeigu išbūnam per naktį, gaunam dar tašką rytoj. 8 ryto įkrenta taškas. Kaip sakoma, rytas už vakarą pratingesnis. Ir tada galėsim eiti išleisti. Žinosim, ką pirkti. Šiandien galėsime pasiimti 2 miegmušius. Nes vienas miegmušis, vienas taškas. Aš galėčiau gerai įsimiegoti. Reikia mentelę pagaminti. Palauk, reikia būtinai mentelę gaminti. Čia neįmanoma. Reikia nutraukti iš vis puodą. Konsistencija gera, skonės norma. Kad negaištas iškart arbatai rušius. Išnaudojam, kaip sakant, tos pačius veiksmus, keletą dalykų. Ragaujam arbatą. Ko trūksta? Jaučiasi ir makaronų. Arbatai trūksta druskas. O tu čia viso pakelį dėjai? Čia nieko nėra. Kur čia tūnas kažkoks spalvos, blamba, juodos. Jum, man atrodo, čia tūnas, žinok, nusišyko šitam skarbonkė, negu čia pats tūnas. Gali kalėjime turbūt geriau. Katinų pašaro truputį prie skaniuko. Labai gerai. Visą gerai Maris daro, bet kirvis ne tas. Šitašymo kirvukas, jisai nelenda į tą kanadę. Bet žinok, su to normaliu kirviu, tai būtum kojų nuskirtas. Mūsų tėvas buvo perskirtas ranka, tai per šitą vietą perskirta. Ir taip pat, užžiūrėk, sako, per trūkas baltą tokią mėsą. Iš pradžių buvo patakrūvis, pradėjo bėgti, įsikėtė greitai. Ir rytoj sako, taip atvažiuokit pats, atvažiavo tėvas pažinai. Nuvažiavo pas chirurgas sako, kas tu čia buvo, sako, su kirviu įsikirtau. Sako, labai čypis kirvis, nes jam ranką perlaužė, bet ne per kirtą kaulą, sako, neįkirtą, bet nulaužė, žinai. Tai tas pats medikas buvo, man tėvas buvo su benspjūklum pjovęs pirštą, žinai, biškį, nu, taip pusė pjovęs. Tas pats chirurgas sako, tipo, tai jau nupjauti, ką čia jau tvarkyti, žinai. Ir aš turėjau chirurgai pats įtikint, kad nepjaukit. Tvarkykit, jūs tvarkysit. Malauk. Gerai, patvarkysim, sudėsim, jeigu taip jau noriu. Bet realiai, žinok, buvo taip, kad užsikandau, žinai, man buvo 17 metų tada. Pirmą kartą, kai man pasakė, biškį net ašrotas akis pasidarė, toks tipo, o tu tikrai negali su jį, tu sakai, taigi vis tiek nelankstysi, tau dar klius labiau. Sakau, padarykit, sakau, gal lankstysi. Va. Sunkiausia yra, žinot ką, suvalgyti puodą maistą. Marius pirmą kartą tikrai labai skaniai padarė. Antrą kartą man irgi skaniai, bet žmonės sakė, kad neskaniai padarė. Ir kas blogai buvo? Druskas reikia į vandenį. Nes mes esame miške, žinai, maisto mažai turim. Ne, tai turim mažai maisto, bet ir tą galima skaniai pasigaminti. Ką valgyti ir išsimiegoti turim gerai. Visa kita nesvarbu. Pagrindinis dalykas padaryti gyvenimą. Miegas ir maistas.
Ne, šiandien labai daug fiziškai daug darbų darėm iš tikrųjų. Kad dabar yra sunkiausias. Nu, taip pat tiesiog, aš jau miegu čia norėčiau eiti. Taip kūnas sudėtas. Kilsim vis tiek anksti. Jo, šventarė atsikėlis, žinau. Tu tau yra kažkas sumedži mane. Aš naktį visą myžu. Bet tai, kad jau čia vis tiek, aš nemanau, kad tu toli nueis, mes šitas vietas eiti myžti. Tu žingsnis padės ir eiti myžti. Tu ten ir nueisi. Čia net nėra kur eiti. Aš įsivaizduoju, Marius pirmą dieną dar eis myžti, o kitom dienom bus. Man nejauku, kad nemačiau nei vienos. Yra gyvenime įsisvarbu. Bliama daug. Nieko netu. Koks oras? Aš manau, kad mūsų stovyklavietė reiktų vienos taisyklės. Jeigu einat pasisioti, ne, ir grįžtat į stovyklavietę, nepaimat nors vieną pagalio, 10 spaudimų. Bet čia yra taip, kad turim pastebėti, žinai, dabar aš grįžu su pagaliais iš karto įrodyti, nes tipo, yra tokia, iš tikrųjų stovyklavietės būna tokia taisyklė, kad tipo, jeigu eini pamišti, vis laiką turi grįžti su pagaliu. Dėl to aš jau darausi savo pagalį ir tiesiog su jos ir vaikščius. Apsigint. Net tai mes turim sudeginti, arba tavį, arba pagalį. Ar pamat pirmąją mūsų taisyklę sukurtą? Ai, tu. Šaunuolis, Marius labai gerai. Tu žinai, rėjai prie manęs ir žiūrėjai. Bliavo, bet tai Nors nejau įžiūrėt. Pamiršau. 100 atspaudimų, ne? 10 laikom. Gerai, 10 atspaudimų. Bet mes galim duchinti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laisvas viskas. Pasidūkinau pats. Marius, žinok, genijus. Šaunuolis, tai nesitikėjau, kad manęs tu kalins. Dar vienas niuansas, kad sako, matė mešką. 10-15 km spindulių nuo šitos vietos tikrai yra meška. Bet įdomu, kaip jas, žinai, prisikvies. Ne, tai jeigu maistai yra vėjauka, žinai, jos turi gerą uoslį. Maistai yra. Jo, maistai yra, žinai. Reikia greitai susitart, ką darom, nes aš tada siūlau išleisti tos 2 taškus. Nu, tipo, jau matom mešką eina, imam 2 taškus, imam antrą kirvį. Sako, geriausia apsišykti. Meška nevalga, tipo apsišykti. Tipo, jau lavanas galvoja. Tai aš iškart apsiterliosiu. Dėl visko nakčiai šiaip apsiškam ir einame ko. Pasaugus aš. Tyliai, ramiai pasaugusiu draugus. Galit miegoti savo. Kuris iš mūsų saugojo naktį? Aš pirmą saugojau valandą, Vėliau leidau kitam saugoti. Aš ilgai nesaugojau. Šis nesaugau. Nu taip aš matau, kad žiūrėk, kaip mums išlipo. Mes nesitarėm, ar laužą reikia saugoti. Ne, tai tam. Reikia saugoti, šiaip saugoti. Neuždegti visą mišką. Bet aš galiu pasakyti tai, kad sakiau, kad nieko neatsitiks. Ar atsitiko kas nors? Nieko. Praktiškai man galėjo kojas nudegti. Čia galėjo, nebent sušalt negyvai jau visą kitą. Mariau, padaryk, kad mes visi būtume išsibūdę, nes dabar visi apsimiegojo. Reikia apšilimą, bet aš nežinau, ar pirmą pavalgyti, ar po to apšilimą. Nes ar taip jėgų nėra. Ne, tai kiek turi dar jėgų, iš nakties jėgų, taip pat turi pilnai nusimušti visą, žinai, ir po to jau sotintis. Nu gerai, Tai turi šilumą pasidaryti. Tai žinokit, lygiai taip pačiai Burning Manas realiai. Išvaro į negyvenamą vietą, tik čia nėra pas mus narkotikų, alkoholio, muzikos. Jėdodžių. Seniai, tu Burning Mane buvai. Ten, žiūrėk, narkotikų tu priryji. Nevalgiau nei vieną. Nevalgiau, net nusisūkis, sakai, ką. Matau, kad atėjo iš sistemos naują žinutę. Mariau, atnešk man perį. Eikime, žiūrėt. Neapleisk savo kūno. Ką tai gali reikšti? Tai reiškia. Nu, reikia prisižiūrėti, kažką daryti. Skaniai pavalgyti ar kas čia? Nors sakyčiau, kad va, gamta, grynas oras, sportas, sveikata. Arba nusipraust tiesiog, ne. Čia būtų gerai. Man nereikia. Tiesiog higiena kažkokia. Nu. Ne, aš sakyčiau, prisižiūrėk savo kūną, netenka maudytis. Kodėl? Iš savo kaimo perspektyvą žiūriu. Aha. Bet tipo nesimaudau anksčiau po 2 savaitės ir tiek būdavau, pažiūrėk, 10 iš 10. Neapleistas. Neapleistas visiškai. Neapleist savo kūno reiškia kažkas sutreniruoti. Eisim sportuoti.
pavalgom ir galvosim, kaip pasidaryti kažką, kad Jo, nes čia 10 Žiemą. dienų išmestas, o šiaip eini į treniruoklių salę, o dabar turbūt neapleisk, never skip. Pasidarom kažkokią treniruoklį šiandieną, ne? Ir žiūrėsim, ar sistemam į uždegą žalę šviesą, ant jos sportuoti ir gauti iš to taškų, bet pirmą pavalgą. Vaidotas labai pergyvena, kad išgaros vanduo ir bus kepti ryžiai. Niekad nepergyvenk dėl to. Vandens yra tiek, kiek yra. Ne, dabar jau viskas nustoti liepsna, žinai, pirmai tai čia labai jau garinam smarkiai. Ar tu garinsi ant milžiniškos liepsnos, ar ant tokios vienodai garuoja? Nu ne, tikrai ne. Nu, tai jeigu galingai įdėtum, galingą liepsną, aš aprios įdėtum, tai čia iš vis nieko nebūtų. Pavyzdžiui, štuką laipsnių kištų. Šiaip sutinku jau. Žinai, kas yra virimas? Ujujui, gardu. Nežinau, ar šį litrą iškart išmest meškom. Aš noriu, kad po šitą projektą sakytumėt, never again. 2 kartus žmonės minėjo po antrą pasaulinio karo ir po šitos stovyklavietės. Never again. Juk negadint pačių ryžių. Aš džiaugiuosi, nes paskui labiau vertini, ką turi. Nu jau taip gražiai Maras atrodo. Kaip graikų dievas galiu pasakyti. Na, aišku, graikų dievas neturėjo tokios kupros, bet matas, kas jau. Tikrai matas, kas sportuoju. Nes anksčiau pas save krūtinė buvo labai tokia plokščia, žinai, dabar jau turiu papus, turiu normalius. Negirk, nemeluok. Matas. Kažkaip dar labai patogiai. Negeležti, o šonu. Bet taip sėkmingai. 10 be šansų. Nu, 3 iš 3. Tai pristraukimai skaičiuojasi bendrai, kiek padarysim tiek, už kiekvieną 10 pristraukimų 1 taškas. Tai padarysim 19, gausim tik 1 tašką. Tai žodžiu, Jokių didelių pertraukų, kažkuris 1, 2, 3 žiūrim. Marius stato, kad čia labai daug padarysim. Aš manau, aš 4, man žinau. aš kol kas dėl 1 taško. Ja, 1 gerai. Aš galiu pradėti. Nu ką, laikom, ne? Dar tik palangoj tas sukas. Kiek dabar? 8. Nu gerai, 10 pabandom. Bet čia žiūrėjo žiūrovas, sakės, šitai. Tai reikia filmuoti iš apačios, nes matas buvo čia, o yra. Tai kad irgi nepagili tos smagu. Neapsimoka, aš netais, aš nemokas. Turim 22. Man apsimoka daryti arba 18, arba 8. 18. Sumostas darys. 8, ne? 5. 8. 8. 3 ar 2. 30 padarėm. Sakai, nematėte? Nematėte, kad užsimetinėjai? Ne, visi tvarkoti, tikrai gerai buvo, gražus pristraukimai. Tai šitas kirvis didesnis kainuoja 2 taškus. Kas balsuoja? Ilgai laukiam. Pabaigim. Ir kol kas už 1 tašką perkam 1 lentą. Jo, reikia neskubėti, pažiūrėsim, kas gaunas. Paimsim dar. Plius, jeigu pasidarysim arba suliuką, arba stalą, dar įklis taškų. Nes reiktų po to ribinių. Gerai, labai gerai. Ai, mums dar reikia pasidaryti staliuką, reikia pasidaryti, ne? Bet dar reikia čia pabaigti, manau, tą tikrai sutvirtinimą padaryti, tada gal pasimt už taškus net ir kelis vinis ir sukalt. Ne, nu bet vieną bent per vidurį, bam. Ne, kad vinim atrodė nepatašką, žinau. Po 0,1 tašką. Net jie atsisės, jisai prilips. Va, viskas. Ateik, Mariu, įvertinsime, žiūrėsime, mums duoda taškų. Čia Turim tašką. Jeigu išvisimam. Ne, anksti, vakare kažkaip nuspręsim. miegą traukia. Kas tas miegą šito veiks? Dar 10 minių gaunam už 1 tašką. Yra 2 rūšių vinių. 10 siekų. Dabar reikia plaktuką. Kaip viskas abidna, ne? Kad taip biškai jau ir turi, bet to pačiu ir neturi dar. Ui, tu nedaug trūko, kad valgytum šiandien salkūnėm. Pas mane kaip visada trauma. Reiks nupjauti, reikia greičiau taškų, imsim peilį. Su kažkuobulį. Man irgi jau ir reiks irgi uždegti. Gerai. Turiu, uždeginau. Reikia jau apsmetinėti, kad skauda, ne?
Čičin, stalas, įvykdytas yra. Vienas taškas. Jeigu mes atsirakinam peilius, tu galim gaminti jau įrankius, tiesiog ir šį rinką, tai žinai. Peilis jau būtų, žinai, jau zdabys, jau galim atsirakinti peilį. Bet pala, ne, galvom, žinai. Galim kažką... Aš einu pažiūrėti. Ką mes toliau gaminsim, reikia pagalvoti, ar įrankius, ar dar kažką. Bet jau greblį padarys, tau irgi gaunu taškas, nes greblis labai būtų geras. Ir aš užsičiaučiau, vieną dalyką. Tu norėjai kastuvą kažką, nebenašu. Noriu. Negalima. Parodys, noriu. Kastuvas gerai, sakėm, kiaušininė tikrai Ne, gerai, jeigu tu vėliau. peiliuku padarysi, padarysi greblį man, tai aš už. Greblį tą padaryti ir Nes bliam, tai už greblį, o kiek ant 6 įrankius. Vienas. Atšypas. Žiūrėk, man Mariu yra pikčiausia, tai kad aš kol dariau šitą 3 valandas greblį, operatorius buvo išvykęs ir jis tokie, labai prastas greblys, reik kampą, reik tą, su geras greblys, žiūri, gerai atrodant. Niekas nepasakė, kad gerai atrodo greblys. Vienintelis Mantas atėjęs, pamatė pirmą kartą vaizdą šitą greblį ir sako, Tu kai darei... Turnas serčiau, figienas greblys. Tai sugalvom, ką imsim už tašką, kai imsim kastuvą. Vaidas sunkiai dirbo 5 valandas. Imsim kastuvą, nes reikia tvarkyti laužą. Bandom vis tvarkyti, bet eina viskas artin, va, į mūsų šitą būstinę. Tai šiaip apačiai. Tai idėja pasimti kastuvą ir pagaliau panaudoti, tai eisim ieškoti smėlio, atsinešim smėlio ir visur aplinkui apdėsim. Aš labai tikiuosi, kad jis padarys tą, ką pasakė. Nu, manau jo. Tikrai? Ir atrodys gerai. Padarysim. Man davėt peilį, sakau, man duokit peilį, aš pagaminsiu dar daugiau įrankių, man sakau, aš. Tai tu turėsi toliau ką veikti. Tiksliau mes gavom peilius, nes aš turiu savo peilį, dabar aš atsinešiu dar savo peilį. Gerai, aš taip suprantu, tipo, atsirakinsim kastuvą, tai aš dabar galiu nueiti atsinešti dar 5 kastuvus. Tai atrakinkit dviratį, aš dar 4 padarysiu, galėsim palakti. Pasiėmiau medį, kurį atsinešė beržą, persiskėliau, pasidariau iš pradžių stačiakampį. Tada gražiai su kirvuku perskėliau per pusę. Kiekvieną individualų dantį pasidariau, keturkampis forma. Kiekvienas dantukas tai yra keturkampis, kad nelėtum pasukti jo 360 laipsnių. Kai kurie biški juda, bet čia viskas tvarkoj. Šitam, kad nenulūžtų, nes kuo standžiau stovės, to labiau šansas, kad jis gali sugriūti. Viskas yra ant virvių. Yra taškas? Yra. Čičin, turim tašką. Kastuvą jums norės kartu, jo. Dabar norit iš karto pirkti kastuvą? Dabar iš karto norit pirkti. Geras. Čia mes sodin galėsim bulves. Defektas kažkoks. Atsargiai, tikrai. Naudau. Nuplyšo virvelą vėl. Tai va ir padarė. Garantinį dėk, aš sutvarkysiu. Čekiuką aš atnešiu. Bet tai kaip greit šniūras net laikė. Tai šniūras, žinai, šniūrą visą laiką reikia kartot, kad jisai laikytų normalį. Jis turėtų papildomą. Vienu antru šniūrų užvarai. Įsideda kišenę šniūrą, jeigu reikės. Kišenį įsimest, kad jeigu pritrus, kada šniūrą, žinai, visą laiką turėt panosį. Darsk. Garantinį grąžinu. Gerai, ačiū. Toliau dirbam. Valkinę užsidė. Marius sako, ten truputį visada smilksta. Pusė užsidegusios. Čia reikia tikrai šiandien tvarką pasidaryti, nes nežinia, ar sulauksim sekančio ryto. Jeigu taip, tai tikrai nesulauksim. Neblogai, žinai, yra mūsų laužas išdžiovino visas tą miško pagrindą ir pradėjo viskas smilkti. Gal nereikia kuriant visada tą laužą? Aš ir galvoju, kad užsikuriam tada, kai mums reikia gaminti, žinai. Nes čia tikrai galim prisižaisti, žinai. Gerai, ryt pakoreguosim. Jo. Jeigu atsikelsim. Bet mes sakėm su Norbe, kad reikia laužą mažinti, žinok. Akmenis per daug smarkiai kaitė yra. Diametrą turbūt. Reikia sumažinti. Rytoj ryte, žiūrėk, atsikelisim. Bus akmenukai jau šiltesni, bus ne karštą paimti į ranką. Porą akmenų išimsim. Ir sumažinsim ir kuriansim mažesniam. Ir malkinė užsidegus buvo. Kusiai, kad ten visas smilksta, tai užsidegė. Tai va tik išeik, pašikt, žinok, bardakas. Prašikai daug dalykų, žodžiu. Tai ten kažkas. Jūs jau čia nubalsavotės, aš sakyčiau ne. Net nenusiam, ir tu ryte pamatysim. Nu, bet reikia vis tiek tvarkyti aplinkui, nes visur dega. Dėja, nekuriant jo visą dieną. Nes dabar jeigu kuriansim ten 2 savaitės, tai čia tikrai mišką sukuriansim. Reikia galvoti apie geresnį karutį. Degom? Greičiau bus. Nepririnksim, tai žinok, reikia atgal. Būtume nebėgę, būtų dar jėgų likę. Ir dar būtumėm parnešę neišpylę. Kaip sako, skupas moka 2 kartus. Bet čia iš vis nemokėjom nieko. Dar
6 reisai tokie. Pasižiūrėkite, kas vyksta. Miškas per daug sausus. Išnešėm iš laužo, kas nepatinka. Ir tai ten tiesiog šilta buvo. Bam, paliekė, užsikūrė. Todėl šiandien būsim itin budrus ir stebėsim. Ir aš šiandien tikėjausi, kad jau išeisim miegoti su miegmaišiu. Ir kas mus stabdo, jeigu mes pavogtumėm ir gautumėm minusą, ne? Niekas rytoj atmuštumėm. Rytoj atmuštumėm, bet to nepadarysim, nes sistema mus prižiūri. O kas sistema mes patys, bet tiesiog čia yra bendras susitarimas, žinai. Jeigu pradėsi laužyti, reiškia, nebegali pasitikėti mumis. Ne, vogti negalim. Jeigu mes rytoj persidarom būstinę normaliai, nes kažkaip mes kaip bomžai gyvenam. Bet vėla būstinė, kur tiesiog būtų... 50 ilgų pagalių į vienas taškas. Tiks. O ką reiškia, kiekvienas po 10. Davai. Trimbus. Ajo. Noriu būsiu tavo asmeninis mešlungis. Traukia? Tai. Kas dar nori būsiu tavo asmeninis hemorojus. Rūro apžioj. Eisiu aš turbūt rinkti medžių. Va, mūsų miera apie 1,80 m. Visų biškį 90. Jau net nereik pjaut. Reik tik leisti jam. Nukris. 2 lemus, Jessica. Šai. Už 2 valandas koncertą. 2 lemai. Čičing. Svetbanko notificationas. Čik. Čičing. MB. Jessica šiai. O, su PVM. Čičing. VMI. Čičing. Gal ir mes dainuojam, tai žinai? Nu gerai, nepradėsim nuo Kauno stadiono, galim nuo Kėdainių arenos. Pys, Norbi ir Munis. Čiū, Elžbieta. Galim nuo miško kažkokio. Atvaryk. Štave į Palangą nuvešiu. Pasakys, geri plaukai. La la la. La la la. Pala, 700 žmonių, 2 eurų bilietas, 14K. Čičin, Jessica Šai, 2 milijonai. Mes irgi, jeigu čia metus laiko prabūsim, statysim, po to ir mum įkris. Supranti? 2 lemai? Nu, 30-50 taškų. O. Iškapot biškį. Nusikirsiu įsinešiu namo. Gal pristreiks. Gal pertrauką darysim toj? Turim erkių. Trink, padarykim erkių kotlį. Moki sutrint? Tikrai erkių. Su nagais, mėgink, kad tavo encefalitas būtų. Turi garsas šlyst. Kas vakarieniai? Šonkė su makaronais. O, netikėta. Makaronai! Tai šiandien miegmaišį neimsim. Neturim balų. Neimsim. Dabar čia vidu yra verdantis vanduo, aš nuspeginu. Šoks labai sūrus. O tai iš kur? Į plaučius netraukti. Suroka, kietumas patinka man toks. Man tinka. Laužas mūsų tikrai pavojingas. Čia pagrebė vėl. Jis turi tvarkytų kebrą. Ką gavom pirmąjį tašką? Čičin. Čičin. Pažiūrim, ką sistemas šiandien paskyrė. Koordinatės ir sėkmės. Iš ko žinai, kad koordinatės? Nu tai 5 Problema, tai Google Maps nenaudojas. Žemėlapis. Bažnyčia, miestelis, pašiūrė, akis, ežeras, Žuvytė. daug žuvyčių. Miškas. Tai gal iš šiandien ir pagrebaut? O šiandien gal šefų kovas turėtų būti užduotis. O, yra, vėl. Ir klišikai kelnes? Ne, dar vienas užrašas. Šefų kovas iš miško gėrybių. Nelabai manau, kad bus čionais miško gėrybių, nes labai saus. Bet gal bus grybų uogų ir taip ir išgyvensim. Ką tik paminėjau, kad nelabai manau, kad bus grybų, nes labai saus. Tavo kitas žodis buvo, nu gal bus bent jau grybų. Nu ką, ir bandelę duok ir va tai va. Kapoj. Visas atneš lėkštutes. Čia spėjai. Tau. Ui, tu turna. Aš galvoju, nu čia man bus. Kaip skudurą galvoju, žinai, nukratysiu tą vandenį. Gerai. Čia jau šefų kovos, ne tavo, su papašimu. Svarbiausia ryte baltymai, nes po nakties sudūla ir raumenys ir ką ir jiem atkurti reikia. Pelėse daug ir grikiuose nemažai. Aš tavo šukutį naudojau. Trauk kalapui. Oi, kaip gardžiai čia atrodo. Kotletukas. Dėl to aš negaliu 3 dieną prašykti. Būtent dėl tokio va kamštolo. Skanu bišį kaulį jaučias. Kaip halva atrodo.
Skaniai. Gal nenuriem. Gal dar pašildys reikia. Pavalgėm arbatėlę rytinę ir eisim tada jau šitą užduotį atlikinėti. Mes esam centre šitam miškim. Tai va, čia gal taip. Tai mums reiks turbūt eiti taip, eisim tavo tą keliu čia mišku, taip, ir iki, kaip suprantu, ežerėlį vedam. Smaudys. Na, jo, reikia kiam 3, iš 3, iš čia iki čia. Ruošiam malkas žiemai, gražiai perskalsim, įsidžiovinsim. Čia nauja dedama, tik beržinė. Užpildžius tiek, taškas sakė duos, bet tik beržinė. Graži tokia paruošta žarėm. Yra viena bėda, kad nenorim labai rankų susivaryti. Jau pas mane čia puslė nudegė, čia nubrūžinta, čia mazolį daras, pasitas pats. Reikia pirštinti, mes nenorim tokių rankų. Kodėl blogai man rankas? Pasižiūrėkit, Lukašenkai tokias rankas labai patiktų. Čia aš ką žiūriu, tai čia žiūriu į gėjus dabar du, kuriems reikia švilnių rankyčių. Ką, kad mes ten tipo naktį... Ai, čia tas ne prie kokią naktį dar. Ne, čia tiesiog. Tai va, tai... Saktas nereiškia gėjus. O gėjai turi pilnas teisės. Va, taškį išleidom, bet kaip Marius ir sakė, atlošim. Bet Mariu, tau miegmaišio reikėjo. Reikėjo, sakėt, vakarė tikrai. Ir va dabar prasidės tempas. Tikras parodys miestiečiai, kaip dirba. Ką? Arbatėlės pertraukėlę? Gali. Nu. Tai davai tada aš einu per pjausiu. Ką jūs dabar galvoja daryti iš viso? Norėčiau karūtį padaryti, bet dabar man karūčiai reikia bent jau 15 cm vynių. Reikia bent jau tašką vieną. Ne? Taškas būtų 10 vynių. Kaip galim greičiausiai tašką gal? Tai dabar pirštinės tu turi. Tai dabar galvok. Tai ką tu prireikia visą dabar valandą? Tai va, tvarkausi pagalį. Žinai, kas įkingiausia, jisai išsizės pirštinę, sakė, dabar tai darbai eisis kaip išpildyti. Jo, o jis darbai ir darbelis savo. Viskas, negaliu žiūrėti, einam dirbti. Dabar. Norėjai daryti tiesaugo? Kas būtų? Taip ir norėjai? Jo. Tiesag. Jo, reikėjo upinų daryti. Tai? Eik tu na. Kas buvo? Išnypė kitas galas. A, kletas pagavo. Da, aš da mušiu. Ai. Stipriai. Šį kartą. Bet galimai bent jau vienas taškas bus. Einam pažiūrėti, ar duos tašką. Padėkit, kad džiūtų. Yra, čia visi yra. Taškas turim 2 taškas dabar. Tai einam grybą prisirinksim, pasidarysim pietus. Tai einam, pažiūrim, ką galim iš miško parsivežti. Nu. Šefų kovos prasideda. Aš esu profesionalus grybautojas, aš manau, kad ant tako grybų neįmanoma rasti. Žiūrėsim, kas daugiau ras. Aš eisiu miško. Kaip tikrai grybautojas galite eiti ant tako ieškoti grybų. Šitas arba valgysim, arba dėl dekoracijos. Aš galiu išvirti šermukšnio uogienę. Gyvūna tos kaip nuo kosulio. Ne, gerai, šiaip pagienis. Šaltalankiai. Čia šaltalankiai gal. Arbatėlės? Šaltalankiai. Turim. Koks čia? Labai gražus. Antra rūšis dėk. Bent kažkas. Sveikas. Irgi baravykas, ne? Čia kazlė. Vieną neauga kazlė. Po 2. Visada dviesi, kaip mes. Nieko nerado, ne? Radom. Ir tai? Taip. Šermukšnių. Visas miškas išvaikštas, neįmanoma rasti. Mariau, o žemėlapį turi? Nes bet kur dabar tiesiog jam. Čia viskas. O šitas visai kazlėkas kažkoks, jo. Ar geras šitas dar? Gal įmau? Proteina yra, va išropoja vienas. Ne, čia nesąmonė. Reikia grįžti. Arba bent jau pasižvalgyti. Bijom.
Va ten reikia. Va, pasim kibirą. Kas eina? Tai iš vis šūdnas šis kibiras. Kibiras, nu toks. Reikia iškart išnaudot laiką. Sutvarkyt tą laužą. Miškas tikrai dosnus, davė kibirą. Radau plunksną, darysiu strėlę. Pažiūrėk šitą, tai tikrai aš dedu. Dėl skonio, pagardinimas. Gerai, nuvirdinėja grybai. Gaila tik, kad 2 šefai vienu metu buvo, tai gal ir gavosi kovos. Sudėjau šermukšnius, kurie nėra valgomi. Sumaišė su spanguolė. Kol kas normaliai, manau, viskas gerai bus. Vaizdas irgi toks kviečiantis valgyti, taip kad ir estetika maisto, ir skonį išsiaiškinsim. Viskas gerai. Galimai ragausiu patiekalą, kuris yra 1 iš 10. Taip atrodo 1 iš 10. Jei kada reiks vertinti maistą, tai čia yra 1. Bet tu galvoji ragaut dar? Aš galvoju. Kiekvienas po vieną. Duok man paragauti, aš einu mėgot. Ir mane prikelsis už poros valandų. Šermukšnis skonį numušt. Biškė perkam stalą, kad būtų estetika. Ir žiūrėsim, ką pasakys. Ne, kvapas tai užuodžiu, kad čia, žinok, katastrofa. Pirmą šermukšnį paragausi, gerai, pasakysi. Čia tai baisi. Nevalgomas šermukšnis. Nu ką, sistema sako, kiekvienas suvalgo, paragauja, 3 balai. Kiekvieną žmogus paragavo po balą. Grybas kaip grybas ir viskas. Galiu drąsiai valgyti. Ne, galvoju, kad bus prastai. Nu, šitas jau, čia buvo ne grybas, man atrodo. Biliam vienas žiauresnių atrodo momentų. Nors kaip ir nieko baisaus. Nu, kiek gramų su kiek žmogus apsvaigsta? 2 gramai jau nešioja gerai. Aš žinokit, su savo skrandžiu neragausiu. Tu dar gali taškelį komandai. Biliam su krimelėm vienas. Papasaka apie skonį. Grybas skonį. Skonis kaip grybas, bet toks, žinai, sugyžęs yra jisai. Susitraukęs kaip sarglį valgytum rytinį tokį nutraukęs. Tokį, žinai. Patys tie kotelį, kur kieti yra šitie va. Tie tai gerai. Jie traška. Labai skanu, bet jas jau suvalgiau. Tai. Gal pisiaukot? Bet yra apie tai sargliukai va tokie. Labai prastai. Nu tada biški jūda. Nu jie, tai ką. Baisiai atrodo. Bet žiūrėk, jeigu mes abu suvalgam, jeigu tu irgi pamėginė ir jeigu man kažkas blogai būna, žinom nuo ko. Žinom, kad nuo ko, žinai. Bet jeigu abu suvalgam ir man tik vienam, tada sakysim, kad čia tiesiog kažko kitur sirčiu, ne grybą, žinai. Smirda. Smirda, nes aš palaižiau. Įplaučiusi, ne? Ne. Ar bent jau tu į burną įsidėk. Dėl 2 taškų. Tai įsidėk, pamėgink, bent jau tu nuvalgyt, bent jau 2 taškus gausi. 2 taškus? Ai, kad per abu. 2, nes Norbės neužsiskait. Nesi tokį minkštą į burną įsidėjęs. Jis labai... Nėra tai blogai. Gerai, žiūrim, kiek sistema duos. Šefų kovas buvo įvykdytas. Čičing. 1 taškas, taip. 5 vinių, mėgmaišis ir žibalinė lempa. Čičingt. Išsimegos. Geriausias apsipirkimas. Tvarkyt puodas, arbatėlė, Poilsis. powernapas, arbata ir darom dar tašką gal. Tai yra galima 50 malkų paruošti, liko 3-8 arba karutis. Ir šiandien taškas ir kada dar ką ten... Reikia žemėlapį užbaigti. Žemėlapį eisim, tai arbatėlė, powernapas, visą ką susakiau ir į žemėlapį. Pailsim. Mėginsim padaryti ratui ašį, bet matau, kad jau ciekas yra per storas. Gali būti lašinok. Pažiūrėt, ir sukas tada lygiai. Va yra sunkiausias etapas užbaigti, lygiai taip atsiskaldyti. Bus gerai, vinys yra kreivai įkaltas, dėl to jis toksai sukios, bet nenoriu šio judinti, nes bijau, kad šitoje vietoje gali būti skilimai, matai? Reiktų lanką uždėti metalinio čia. Geriausia investicija. Mano geriausia investicija yra į NIO akcijas, minus 86%. Dar vis laikau, iki galo valysim. Aš ir taip pačiais investavęs sėkmingai. Dar nepardarai? Ne, minus 90 kapitalas procentų. Laukiu. Atsigaus, svarbu ne 100. Blogiausias buvo sprendimas paklausyti Vaidoto investuoti apskritai į Kinijos įmonę, nes ten net nėra laisvos rinkos. Aš tik dabar supratau, čia iš vis į bet kurią Kinijos įmonę yra absurdas investuoti.
Toks jau aš. Aukščiausiam taške nusipirkau. Ir tada sekančią dieną krito iki dabar minus 9%. Suolą prikalu. Kaip dėlioka kojas rišu. Nu, ryt bus sunkiausia diena, nes šitų reikia 50. Bet ne apie šiandien taip šnekėjom. Nu, šiandien, bet šiandien ir taip sunkiai, rytoj dar sunkesnė. Jeigu ryt nesurinksim, po to dar sunkiau bus. Nežinau, man atrodo, padariau karutį. Tikrai pravers. Nepagaliam galbūt. Padanga pripusta? Jo, na. Čičing tašką turim. Dabar pala vieną ir turim. Paliekam gal nakčiai Paliekam, reikia pataupyti kažką rimtesnį, nes čia dabar labai žaidžiam smulkmeną. Daug cvekų išnaudojama, 5 cvekai. Ar karutis, ar tiek malkų. Kas vertingiau? Pamyžo pašiko atnešė tokį stovyklavietį pagalį. Tik kad tuščiom negrįžta? Ne, gerai, suprantu. Štai. Varom smėlį, link lauželį. Nematau plojimo žramba. Neblogai. Nuo pat miško kraštas įvyžiu. Veikia, sakau. Nu, su karutis vis dėlto yra vienas geriausių statinių. Biškai didelis agregatas. Vietos turim. 20 hektarų. Pasiėmiau drebulinį medį ir iš jos mėginsiu lazdą pasidaryti. Norvė grįžo į stovyklą, pasisiojęs, bet neatnešė jokią pagalį. Suplot reikia kažkaip. 2, 9, 10. Ir kaip tik einam ieškot lobio. Kur mūsų žemėlapis? Čia rašo, kad tvenkinė, tai čia ir einam tada. Jo. Gal tu norit nugaros prisisegti, aš galėčiau kaip GPS naudot? Gerai. O. Wow. Nu tai va, kelią praeini ir žiūrėk yra išsišakojimus kelių. Ir medžiai Tiesiai tenais ir medžiai piešti. Jūs dar čia matot medžius? Taip, tai medžiai. Čia va? Ežeras, jebra. Mes turim vandenį. Bent jau nusimaudysim, jau gerai. Ui! Seni. Kas čia? Dovana kažkas palijo, kažkoks daiktas. Šventė, šventė. Ar čia tikrai mūsų? Nesvarbu iš tikrųjų, ar mūsų ar ne mūsų radom ežerą, užtarnautas poilsis, atsigavimas, tiek dienų išgyvenom. Gerai. Vienas šašlykas, medaus ir patyčių marinate. Patyčių? Garstyčių. Ai, patyčių. Yeah! Entuziazmas Mariaus. Netikrinsi gilio, gal čia gilo? Kas turit naują stuburkaulį? Tėvas ryte, tu valgai, nueina į virtuvę į kriauklį. Su pirštu akį išbėdžiau. Visiškai, žinok, sužaibavo net akis. Pirmą kartą gyvenime akis kauna. Nėra jam nesutrėjęs fanarą. Nėra per visą istoriją. Vaizdas va toks.
kiek eina, dariau ir vieną pirštą taip laikiau, žinai. Ir va, taip tiesiai už akies užkišau. Norėjau parodyti, kad būtų žmonėm jėkinga, kaip tėvas ir tais praustis. Ne man tėvas, kaip visų tėvai praustis. Realiai norėjau dažok Marius iškart, nes šuonis stovėjo. Pagaliau normaliai mėsa. Bet neriešmų, tai patyčios iš šašlykų. Poilsis miške. Oi, būjama kaip gardu. Atrodo, būtų visiškai kiti skonio receptoriai. Rytoj mėginsim perplaukti šitą ežerą ir sužinot, kas gyvena nam gale ežero. Arba galima apeitis. Nauja idėja. Rytoj mėginsim apeiti šitą ežerą. Ir grįžt čia ir tada perplaukti kitą pusę ir sužinot, kas ten yra. Davai, gaudykit karosą. Darysim naują rusišką vidiją. Man jau prašo organizmus. Paaiškit ir su žvinais neskaudės. Pas man dar netiek žvinų yra už manas Ponas Džonis jau prašo meilės. Galit pagauti ir net neištraut kabliuką. Tik tai bus geresni poteriai mano pimpaliukui. Dabar jau kalbu kaip rudokas. Bet aš jaučiu, kad man reikės eitus išvykt, nes irgi rudokas lenda. Bet gali būti, kad ne tik rudokas, bet ir skistokas. Kiti žmonės neturi tokias galimybės išvaryti dabar į mišką. 10 dienų miške tiesiog va. Nes jie turi eiti į opsą. Bet opsė vanduo ten nemokamas pačiai. Esi refreshing bonus į pizzą, tarkim, kas pusę metų pizzos vakarėlis. Ir jiem nereikia miške būti. Bet jie negali, pavyzdžiui, dabar tiesiog, aš 10 dienų galiu miške pabūti, išeiti, tvenkinį rasti ir rusišką vidiją atkartot su karos. O mes galim savo leisti, bet mes tiesiog savęs stabdom. Bet mus nukencelis ir mes nebegrasim darom. Tai reikia net filmuoti tiesiog. Off camera šiandien. Atsigavim. Matas, kad tas dar tamsiau jau kelnes užsiginėjom. Ir visi, tipo, 5 taškai. Nebereiks ir meškerės daryti. Turim gerą slieką, ant kurio kimba. Lemavus gražus dangus. Kiek daug žvaigždžių. Norbertas, aš, Marius. Ir operatorius kažkiek sekėjai turi. Tai mes su Norbertas sargybiniai būsim dabar? Aš irgi mėgauju. Aš tada biškai pasaugosiu, kol liepsna visiškai dengs, padražinėsiu ir prisijungsiu prie jūsų. Aš norėčiau mėgoti tarp Marius ir Norbertas. Mane operatorius kaip paliko vakar, dar dabar dražinėjai. Aš žinau, kad į šitą projektą vieną dalyką tikrai išsinešiu. Ne erkę kokią pakapšinti segusią, bet dražinėjimą. Čia mano naujas hobis bus. Tikrai grįšiu į miestą, į Vilnių, Butep, sustos ir drošiu tiesiog. Ir bus kaip Landsbergis, o toks per rytį. O, šiferis! O, da šiferė! O, šiferis! Gerai. Koks rytas be savo himno giedojimo. Katarakų! Kelkis, Marius. Ir matai, kad be tavęs darbai stovi. Nu ką? O, yra užduotis. Pagaukit po žuvį, gausit po tašką. Mes dabar turim iš vakar 2 taškus, ne? Ar vieną? Ne, 2. Pala vienas buvo. Ir viskas. Ir nedadarė man antrą. Man atrodo, kad vienas. Kaip sistema buvo. Dar už dieną gauna tašką. Tada 2. 2 turim. Tai 2 taškus turim iš pavakar. Ir dar galim po tašką gauti iš čia. Galim šitrėti 5 taškus. Reikia taupyti. Taupom. Ką imti tiesiog pasigaminti, ne su kuo pagautą žuvį. Jo. Žiūrėk, pasidarom valgyti ir pasidarom kavutės. Įvyko lūžis, visų kūnai priprato prie miško. Dabar jau tik lengvyn viskas, išsimiegojom. Geros nuotaikos, energija, žuvies dabar įvalgysim. Dabar jau tik malonumų. Mums reikia žinoti, kokios žuvies, nes mūsų smegenys nebedirba taip jau. Omega 3 žuvų taukai, jų nebėra ir mes esam jau... Let's go. Išlikimas miške. Dabar visi išrės panais pusti pirštuką, nes perspėjau tiesiog Aš negaliu man. panaga. Reikėjo to, nes pagalį daryt, drožt. Lasda turi 2 galus. Eik to čia. Jei reikia, tai binto yra už tašką. Išbūsi? Patopam ant miegmaišių. Pietums ruoštis, ne? Užduotį Taip, šitas vykdyti. eina. Plūdės 4, nes ir operatorius gaudys gal. Ir valas.
Ir valas, teisingai. Dabar reikia ant ko pradėti, ne? Jo, aš manau, kad galima eiti ieškoti lazdynų, tiesus atsipjaut ir gamintis meškeres. Čia jau mano tema 4x4. Pagaliau, iš kur prasivažiuosim dar. Šiaip bairis, kad normaliai žvėjau pirmą kartą tai Australiją. Jau su meškeres visko, su supratimu kažkau. Tai realiai nėra, kad labai daug patirties turėčiau, bet tam buvo įdomu. Ir pirma žuvis, kurią ištraukau, nuodinga, bet valgoma. Tik tiek, jeigu tau įbeda, nes ant toks spiglys ant galvos ir reikia važiuoti į ligoninę. Tai gali mirti, pa? Jo. Arba prastai ten pradžiai gal jautiesi temperatūrą. Mirt, nežinau, mažai šansų. Čia gal nebus nuodingų. Kaip manat, kuris pirmas pagaus žuvį? Matysim pagal užmetimą. Duokit man kukurūzą ir bandau. Reikia, Mariu, kad pavogtum valtį, žinok, čia blogai labai mum. Paskutinis atsistuma ir šoks. Gerai, vėjo nebėra, dabar ramiai. Kokio čia gilio statyt? Dabar čia bus išbaidytas, reikia dabar ramiai būt. Nekepšinės, mes net nežinom, kurio geriausia vieta gaudyt, žinai. O? Oi, tu! Turim! Malik. Ne, šitoj pusėj, kur aš tai nesąmonė. Biškai taškyt gali. Vienas taškas yra jau. Nes, tai pagausiu. Niekur neskub, bet pagavus. Prastoja kitą, Galvoju spotą keist. Mum tai nebuvo pradėję. Laikomės. Krantus. Tokį dūmą batoną susidės, man? Ar lavė nemiši per daug. Aš noriu gerą žuvį pagauti. Jo, nereik man. Gerai suremontuoti. Padėkit! Blogiausia tai yra, kad dėl svarbiausio dalyko avalinės, kuris šlapia ir esant šlapiai, bružinantis kojom, puslės pradedas. Aš tai džiaugiuosi. Džiaugiuosi. Ne dėl puslių. Darom, prasiskalbėm rūs, ne taip smidėt. Jo, tas tai aš. Nu, pabėgo. Sulaužė meškerę? Pabėgo žuvis. Pabėgo? Skylėtė mirė. Ne. Pakėliau. Atrodo, kad negyva. Nes šio sakau, nevyras, biškai paspaudžiu su įgiriau. Bet čia matau, kad yra bulbinokai nupjauti, reiškia, yra paruošta kasimų. Bulves. Bulves! Reikia kastuvą atsinešti. Tai ką sakai, žuvies nebus, bus bulvių. Šiaip reiktų link stovyklos eit, aš galvoju. Laužą užsikurt, šiltai pasidėt. Pietų metas. Žinokit, reik varyt. Reik varyt, žinai. Jau kažkas ateina. Be žuvies. Bet su bulve. Aš tai laužę kepsius bulves. Manau, mes gaunam vieną tašką už vieną žuvę, ne, kad ir paleista. Tai dabar vėl turim 2 taškus.
Ar yra ką imti ar taupom? Taupom. Ką reikia dabar pavalgyti turbūt, ne? Reikia. Bulvės su bulvėm. Ne, delikatės, užtikti vėliau vakare gal. Bulvės tik vėliau? Kiek atsimena, fotografuojate atmintis. Yra kažkur ir gyvenvietė. Žiūrėjau. Sakėm, nekur tą laužą tokio didžiulį. Kaip sakant, jeigu nuleisim šitą palūžinį... Aš neleisiu, aš būsiu apsikabinęs medrį, neleisiu jums nupjauti šitą medį. Bet tai ta... Tu irgi nori nuleisti medį. Ir tu nori, ne, aš neleisiu. Bet tai, man atrodo, pačioj pradžiai dar kalbėjom. Mano medis dabar jau bus. Kem 1, kem 2, kem 3, kem 4, kem 6. Einam dar vieną užėjimą. Tai einam pasipsim ten, kur nulūžęs, ne? Pasiėmam trečią tašką. Ir tada viską ant raudono ir bandom padvigubinti. Duodam užklausą. Užklausa yra išgirsta. Yra. Čing taškas duotas. 3 iš vis. Turim labai įdomių žinių iš sistemos, nes jinai mums leido gamblint, bet sako, negalim taškų išskirti. Galim arba visus, arba tiesiog nežaisti. Tai turime nuspręsti, ar mes žaidžiam ir statom visus 3 taškus ant vienos spalvos. Arba auksas, arba raudoną, kurią spalvą mes pasiėmam. Ant raudoną dažniau. Raudoną statom, ne? Viską ant raudoną. Bet tikrai žaidžiam. Žaidžiam, tik balsuojam. Bet atsimink, kad žiūrėk, mes dabar matyk, mes 3 dienas renkam šitos pagalius, kad vieną tašką gautum. Čia nėra, kad mums taškas tiesiog, va. Bet už 6 jau galėtume kaip ponai. Už 6 galėtume kaip Mes ponai. padarysim pamoką. Palauk, tai gerai. Varžybos gerai, ar ne? Tai mūsų raudonas bus, ne? Ne, nu visada atsilošt galim, supranti. Iš vieno, taip, kalt ir viskas, suksis viskas. Gerai, kalt. Tada tikrai visi sustingam. 3 taškai ant raudono. Jeigu raudonas iškrenta, mes turim 6 taškus. Reikia rizikuoti, kartais reikia rizikuoti. Arba viskas, arba nieko. Žiūrėk, rytoj atsikelsim, turėsim vieną tašką, vis nesiraminkit. Tai gal eit miegot dabar? Ne, dar reikia buliu, aš tik kepti. Liūdnoka pabaiga šiandien. Tikėjaus pasistumėsim į priekį. Dabar taip apsižvalgau. Praktiškai mes pralošėm namą, žinai, kaip ir būna su tais lošimais. Taupėm namą, bandėm padvigubint, neturim nieko. Tau painės spėjai iš jų. Geriausia vakarienė. Viską pralošus. Prapylėm nuo šiol viskas, dabar buvo lūžis ir kūnam, ir komandos taškam, nusinulino, čia kaip rida atsuk, nuo 0 dabar ir rytoj jau su visa jėga. Kiek rytoj rinksim jau normaliai balų, ne? Balų. Easy 1 tiesiog atsikelt, jeigu atsikelsim. Pramušam, pasidvigubinam, 2, tada vėl statom, 4. Čia jau po to tik lengvin viskas. Po to net, nuo 4 net nesam tiek turėti, net kaip ir sunku, ką ten darysim su jais. Sunku įsivaizduoti, kaip pasikeis gyvenimas. Norėčiau rytoj jau tikrai namą statytis. Galim anksčiau keltis, labai ilgai miegam. Bet labai ilga tada diena buvo. Nu tai, mums vis tiek realiai prastumt laiką reikia. Pagrindinė užduotis realiai. Tai diena gera, kita bus geresnė. Šiandien reikėjo ugnį kūrent jau per naktį, nes šiandien buvo šaltesnė naktelė. Nes jeigu Norbė miegojo su šitom savo kojinėm, tai patikėkit manim, kaip buvo šalta. Tikrai šilta. Taip sakėm, šiandien papušinsim, jau vaizdu bus. 7 kiaušiniai ryte, 10 kiaušinių vakare. Tai reiškia, yra kažkur kiaušiniai, 7 kiaušiniai, galvoju. Jeigu mes 3, 6, man tas skaičiuoja. Bet tada 8, nesąmonė yra. Ai, tai čia pietos. pradės kiaušti, tipo kiaušinių skaičiuos. Nu, net nesigauna, šiaip nesąmonė to. Kažką. Jo, gaunas 8. Kas yra vidėlė. Jau čia per žmonės. Kas pas mane? Kiaušiniai.
kaip supras, gal. Vakar ten kažką šnekėjai. Negerai kažkas? Ne, viskas yra. Kodėl turėtų būti blogai? Jeigu kažką žinai, sakyk, nes padėtų. Nes čia gal visi sprendžia tada. Nu, tarkim, pas kažkurį yra vienas kiaušas, tada jo viskas veiks. Bet nėra, visi normalus. Galim nusmauti ir tikrinti. Galim, ką žinau. Nereikia. Man dar reikės pažiūrėsiu. Aha. Oi, gerai. 2. Iškai pakelk. Normaliai. Aha. 2, gerai, nėra erkių. Jau gerai, dabar man gali patikrinti. Kas? Eik tu, kaip šlykščiai. Ryte 7. Ryte 7. Ne, vienas yra, vienas toks kaip gumbelis, bet žiūrėk, dabar gerai nebe kiaušas šneka, Gerai, dabar apie 7 pačią mėsą kiaušiniai šneka, ryte. 7 kiaušiniai, 10 Reiškia, 3 vakare. reikia gauti, bus 10. Ne, tai gal ateis naujas dalyvis. Su 3. Ai, 2 dalyviai gali tada reiškia, tai gali Arba 3. ateis daktaras su 2 ir tau tą dar Atneš. 3 sutvarkys. Bliamo nepagalvojau, ryte reikėjo, kol jis miegojo, tai į triuskas vieną bulių įsidėti. Bando žmogus atras save. Aš dabar jau jis suprantu ir tą vazdą. Taip ir būna, kad galiausiai vis tiek likimas pasiekia mus. Aliejaus neįmetėm. Jie paimkite aliejų. O, iš karto. Ir šaukštą. Jūs paimkite ir šaukštą. Gerai. Ir nepūnų biškį. O, prideginai. Jūs pridėkite. Ką aš net nieko nedariau? Nėra blogai šiaip, normaliai. Ne, viskas tvarkoja. Ačiū jums, padėkite. Makaronus išgelbėjom, bet vieno žmogaus jau neišgelbėsim pačios. Aš šiaip neprisisprendžiu, kas nori būti. Aš jau noriu būti aš. Tu tik identifikuok Man save tik ir taip būsi tu. Tai aš identifikuoju save. Jau tu? Tu. O. Ne, tu ar tu. Aš tai aš, o tu. Aš identifikuoju save, tu. Tai dabar Aš Marius. jūs esat. Ar tu Jūs. Marius? Taip, aš dabar identifikuoju save Marius. Pasiėmė tavo. Jūsų. Aš Jisai Marius ir aš Marius. Nu gerai, priimam, mes priimam kiekvienus gerbiam. Gerai, turiu 2 kiaušus dabar. Jeigu aliejų mašiną pilt, nežinau nieko. Jis vis tiek riebalas, kaip ir dizelis yra riebalas, tai gal ir veikti. Bet jau neįmanoma, kad važiuotų. Ne, be šansų. Reikia specialistų klausti. Specialistai. Į JetGPT parašyk, paklaus, tas gi žino. Bet jeigu galėtum važiuoti ant aliejaus, o tokie galvų skristų, jeigu visi žinos šitą dalyką. Šiaip, kad brangiau dabar aliejus pačiakus. Dėl to iškėlė dizelio kainą, tai kad ant lentelių rašo visur benzinus, dizelis, dujas, aliejus. Aš atsigyčiau į veidą jau, nežinau, ar nepastebėti. Tai tu pranešk visą, aš identifikuoju save kaip vaidotas. Nekopint jo. Neskanu kaip visada. Ir aš jis gerai. Kažkada draugė tokį padarė. Tai va tiek paragavau. Sakau skanu ir nebevalgiau, kad neįžeiščiau. Labai sotu, sakiau. Nes po to būtų blogiau. Geriau dabar įskauni negu po to tulkė. Labai sotu, sakau, ir nuėjau į kambarį. O dabar va, valgau ir nesiskundžiu. Likimas. Kažkokio zagirono reikia. Mariu, kaip skanu. Prašėm sistemos papildymo maisto kažkokių nors gerybių. Tiesiog prie makaronų ko nors, grikių arba ryžių. Gavom obuolį. 5 obuolius. Kas nėra gerai, mano mėgstamiausias vaisius. Bet kita komandos nariai nieko negavo. Dar aš tą myslę bandau įmyti. 7 kiaušiniai ryte, 10 kiaušinių vakare. Pailsėjom, atsipūtėm, prasidės metų projektas. Darbų pradžia šios dienos rytas, numatoma darbų pabaiga šios dienos vakaras arba popietė. Darbų vadovas jie ar jis, ar Vaidotas Marius, šis žmogus ir 2 normalūs. Praktiškai mes galėtume va čia namų ar statyti, jeigu mes jį išsigadinam ir va čia pasidarom. Čia Arčiau laužą, nes ten jau bus biški talokai, po to šalta. Jo. Gerai, arnam. Veiktų. Kaip protinis. Reikės kanalus tvarkyti. O, gal reikės už tašką turbūt Vilnių pasimt tada.
reiks ištiesti. Gerai, turim gulščiuką. MVP. Kaip tik mums trūko taškelį. Nes mums tašką neduoda be vainiką. Nu jau čia jau padarėjai. Paskutinį mūsų tiek, ką čia į priekį kalpės. Šaunuoliai ir jūs. Stogo gegnės padarytos. Ui, sako, kad atrodo. Sistemą prašau, išgirs viską. Kling. Čičing. 10 sekundų gaus. Iškart įmam vinis ir vėl reikia taško. Išvyda iš. Nu ir vėl civilizacija žemyn. This shit goes nowhere. Aik tu na. Nereikia ir Mums pavyko. Nice, labai gerai. Kai lentą uždėsim, gausim tašką. Bet šiaip gerai. Ir sakų nėra, nes jau išdžiuos. Dabar net nėra kur normaliai prigult. Net negalim užsidengti. O kas valandą, ne, kas 2 valandas reikia power nap. Kas ten? Lapelis mūsų. Kai mes nematėm. Ir dar kažkas parašytas, žinok. Ir labai ilgas tekstas parašytas. Yra. Iškyba. Grieb, kad nenutrūktų vėl. Vos neatsistoji. Labai ne vietai padėta, labai ne vietai. Vos neatsistoji mano lasdos. Gerai, kas parašytas, mes paskaitom. Sveiki atvykę į išlikimą. Gaunate 15 taškų! Kaip atvykę tai? Kuriuos turite išnaudoti per pirmą dieną. Tai va dėl ko taip sunkiai juos galima, galima čia visą starter packą prisipirkti. Sėkmės, postscriptum, atsigaivinkit prieš laukiamus iššūkius. Gargalė davė. Bent tiek? Oi, gerai, kaip tik į kurtuvėm. Reikia dūmų. Mariu, šakų primesk. Davai pagarinkim biškį. Truputis alaus dievui ragučiui. Uždūmikim šitą padarą. Jeigu mes einam apsiskautint ūkininkų namus. Neskautint. Su manim ar Norve. O imtis veiksmų. Mums nieks nedraudžia išeiti iš miško ir pažiūrėti, kas yra pas ūkininkus. Bet yra vištų, žinai. Mes paimsim vištas. Plunksnų nesim pasimdėsim, lankus pasimdėsim. Ne, pala. Vištas kiaušiniai. Kiaušiniai! Jo. 7 kiaušiniai, 3 kiaušiniai, 10 kiaušinių. Ryte. Vakare 10. Vakare. Šiandien dabar Vakaras sėtingiausių iš rytą. Ir myslė bus išminta. Mums reikia užsimūsų. Mes per daug balti. Taip. Bet tada aš dvirtinsiu. Taip jaučiuosi, lyg galėčiau kašiuką dabar sumest. Aš galvoju, kad mes reikia pirmą apsiskaudinti, žinai. Jo. Ir užplankinti. Pažiūrėti, ką veikia žmonės nuo pačio kiemo. Ir po to galėsim mes jau bet ką galėsim daryti. Gerai. Mes galėsim bet ką daryti jau. Mes galėsim. Ir tada einam ir žiūrim vištų, kiaušų ir dar pakeliui, ką rasim, iškart prigriebsim. Jo. Gerai. Varom. Pilnas? Yra? Taip. Katalizatorius čia skaitos ir kas? Koklinis kaminas, čia žigulys. Čia praeisim, pralysim. Apsimesk katinų pramjauksėk ir pato mums pašauksi. Miau. 2 kartus. Miau. Reiškia, kad mums irgi eiti gerai. Atsvink, Mariu. Miau. Ir mes ateinam. Aš tada miau, tai nekriai. Jo, miau. Tai tiesiog narapo. Vienas ilgas pagavo. Miau. Ateina švomo tu man. Sutarskys. Skutai. Mariu, ne toks katinas. Eik iš tie. Šuo yra. Užuodžiu. Miau.
tyliai dar. Mariu, čia dar kartu. Mariu vydą teik. Kartu. Eis valgat, štai. Eik vidų. Mariu vidų. Žiūrėk, kad nebūtų gaidžių. Va, kišinkai yra. Žiūrėk, kad nežiūrėtų jos. Nežiūri? Nei viena? Ne. 4 yra, kiek imti? 4 su visu poparpai. Vienas bus supuvęs, tu paim viską. Ko dar? Paėmė? Turim. Pomidorų, rinkį, derlius. Gerai, šieno. O dabar tik kojas. Šlindo kažkas. Šieno. Užvardyk, Mariu. Greičiau. Priek. Sustabdo farai. Sako, kraustyk kišenės. Pomidorai. Kiaušiniai. Pažiūrėjom laimikį savo. Išdėliojom, garbingai ant stalo. Ar gaunam 3 taškus už misiją? Vieną kiaušinį per daug? Per daug. Sakai, reikia pašalinti? Reikia už zonos bent jau padėti. Padėk už zoną. Yes. Viskas normaliai. Vagystė įvykdyta. Mission completed. Jau Turim Turi. čia buvo taškus. Galvoju, kad šiandien pamėginti, žinai kaip miegot, ne tenais, nes visai buvo šaltoka, nes visą šilumą išeina, o tiesiog biškį dar ratoplink. Čia jau turim dar vieną tašką čia. Iš viso turim 4 taškus. Šiaip neskanus makaronai nepataikyti su druskomis, variau kiek kaina. Po vakar, bet koks maistas gerai. O, lapukas. Gummy bear. Nu, Atrodo į šitą pusę. Jūs esate čia. mes esam čia. 2 kilometrų nusipirkt guminukų. Taigi matė, prieš porą dienų meška čia tik durnai nupešė labai. Čia atstumas meškos iki mūsų ir jinai galimai artėja. Tokiam diapazone. Sakai, gali būti meškos apgultis. Ar taip Ar tai reiktų? čia gal, ta prasme, apsiginti. Jo, reiktų. Ar meška ar ne meška, šiaip mes čia be jokio saugumo. Aišku, aš turiu dujų, į ką? 8, 10. Stogas yra. Šioks toks, bent jau. Geras. Geras. Vaidotas sakė netgi ką. Gal ir geriau su tais šiaudais. Nereikia ait prieš dvigubą sistemą. +1. Čin. Yra. 3 iš viso. Bliam, tikrai labai tvirtas namukas galas. Gerai, žiūrėkit, nuo meškos apsaugai mechanizmą galvoju, kaip galima sukurti. Einam čia nulaužą biškį. Marius, duok, tu nueik ten biškį. Tu meška būsi, ne? Jo, tu Marius meška, o tu pamatysi mešką ir bandyt ją prisaukinti. O, ne, meška. Ką daryt? Palauk čia. Čia bus spąstai, ne? Aš čia. Būk čia. Ir tada aš traukiu ir iš čia spigliai išlendu po žemės. Ir jisai persismeigia. Bet čia kaip tas... Su kuvaldu užmešam ir tada nuskininam.
susibijom, ponas Meškinė. Nu realiai, va. Pasižiūrim, ar sistema užfiksuoja ir mums duos už meškos apsaugą 3 taškas. Duoda. Čik-čing. Turim 4 taškus. Ne? 4? Jo, pirmam meniu 4. Gražiai padaryta? Labai. Taip pat tokia faina visai, ne? Šaunuolis. Čia tu darai? Niekas nedarė. Eik, tu. Girdėjau dabar, ne? Bet abejo. Ne viena šaka sulūžo. Nes aš pirmai girdėjau, kaip sakau, ar čia tu darai? Niekas nedarė. Kam reikia eiti pasižvalgyti? Nu, tipo, ką mes čia sėdėsim, kaip durni? O mes kažką bėrsim dar? Papildome, ar ne? Greit. Šitus ryžius. Meškieną, ne? Ne, dėl tas pats elniukas, žinai, kur anksčiau matėm, kad taip bėga, vis tiek stirniukai gali vaikšti po miškus. Tai daug ko čia gali. Lūšių gali būti, ko dar. Vilkų gali. Meškų. Žmonių gali. Grybautas, kuris dar užstrigęs. Vadėl, porą mėnesių klaidžia. Ieško. Mūsų? Grybų. Taip, panašiai. Nėra labai jauku. Dar akis nepriprato labai tams. Da, man. Šimtgalį. Yra garsu. Ne, neis čia tiek dūmų, kad čia būtų. Tai tikrai neis dabar. Nesąmonė čia. Va, biškį pamiršt pijufait. Nu, turiu kuoką ir žasteklį. Bet ten tokie greičiai tų gyvūnų. Užsimos jau ranka nutraukta. Yra ten 2 garsų, bet aš nieko nematau. Bet atrodo taip arti. Ten tikrai yra kažkas. Labai arti. Ant rubežių. Bet yra artėja, ta prasme, stirniukas pabėgtų, o čia išalkės vilkas arba meška. Girdėjot? Čia susidarė. Ne. Rimtai kažkas buvo reikia. Dar eina, dar vaikšto. Nes jeigu susidarė, tai ten kas yra, nu jam skaudėjo. Kas? Per galvą. Gal aš kirvį pasimsiu iš tyro yra. Ai, 2 kirvis turim. Labai arti girdėjom. Arti. Daug žingsnių. Iš vyrų. Kaip apduos. Ar jau matytai? Iš mišką. Ir tai? Jo. Pala. Gal reikia atsikovoti, va tiesiog atsitraukiam. Užeikim, už kitos pusės užeikim. Aš dabar galvoju, kas Pamėginam geriau. užeit. Aš manau, kad Nes per daug čia daiktų. Atvarom su mašinu ir apsišviesiu. Wow. Su kirve, aš jiems sakiau, neduokit Norbiai kirvę, tik tai. Realiai, aš žinau, kad jaunis laksta kažkur, bet nežinau, kad čia. O kuria vieta buvai? Na, pradėjai. Tai ten, po tam kampę buvo kiti, kad jie. Tu žinai? Ne, bet jau, jautės, žinai, nes, nedarytų taip, žinai, gyvūnų. Ja. Tai tas didysis baubas, meška, buvo tiesiog mūsų pusbrolis. Suplanuotas įvykis pagazdinti Norbertą ir pagazdinti didįjį Rumenų kalną Marį. Aš ne Rumenų kalnas ir neįsigandau niekiek. Juokingiausia, kad aš ne ką mažiau bijau negu jūs. Nors žinau, kad šitaip bus. Jo? Bet žinai, kad dabar bus šiandien? Nu maždaug nujaučiu, kad šitą vakar gali. Bet geras. Gaila, jūs pats rizikavo labiau savo gyvybę nei mes. Kai mes čia vaikščiam, tipo, ir tas buvo, jau kaip girdėjai, tipo, kažkas čia vaikšto, žinai, ir girdžiu Norim, atrodo, sako, kas sako, reikia kirvis pasimti ir galvoju, tikrai jaunis girdžiu. Aš irgi girdėjau, aš irgi. Tai truputį išgąsdinau irgi. Ką, arbatėlės? Jau Marius nebėr. Aliejaus ir druskos. Nereik, aliejaus nereik, kad tau ne makaronai. Kiek metų prabuvom čia ir jau dar neišmoko. Dar da vandens nebus. Užkalbino. Geriausios anekdotus Lietuvos pasakoja, nu ir pamiršau, ko jie jau. Druskose jau.
Esam kažkur jau dieną ir šį kartą druskos jau padauginau jo. Ir pats jautėnėm. Nėra labai daug, bet yra suresni grikiai. Bet skaniai. Bandykit visą šeimininkutės ir šeiminikučiai grikius su kukurūzais. Nes jis sprangus, vieni sūrus, tai tas taip toks kaip džemas bandeliai būna. Gerai, ir pradedu. 1, 2, Kiek? 3, 10 minučių. 600 sakyčiau. 5, 6. Kalendarinį bulvekas jis. 1, 2, 3. Pervirė bus. Kiauš. Tai skaičiuoju, kiek jau? Žinau vėl. 1, 2, 599, 600. Kiek į burnašką? Ką visiems po vieną? Man tai labiau jie mėlyni. Davai, pastumkė vis. Viskas labai patogiai. Galim ir breiką uždarimą. Dabar tegu puota prasideda. Viskas. Reikėtų pasižiūrėti, ką dar turim gal. Bolgarkė. Nereikia. Taškas. Virvės nereikia. Turim čia mūsų gal net padėtų. Na, irgi gerai. Replės reikėjo kažkada nebereikia. Degėsnį. Tų propanų realiai irgi nereikia pasidarom. Virdavom. Virtinukas. Geras, bet... Geras, irgi mokam. Tai realiai pirmą dieną visko reikėjo. Dabar... 8-15 galėjom čia prisipirkti. Bet dabar jau viską mokam pasidaryti. Viską realiai turim. 5 taškai. 5 taškai tiek ir turim. Įmam, kažkas naujo. Kažką sugalvosim, papramagausi kaip... Ir prieš tai, kaip galvojom, labai daug visokių, žinai, daiktų galėjau. Eigoj, kabliukai yra 2. Žvejot gali atsisės patogiai, va, kašikas grybam. Jo, grybam žuvį ištraukti. Ateina meška, bam, bam, bam. Čing. Valgyt, kaip Marius padarysi valgyt. Jo. Nepabėg. Jeigu normalaus maisto paliekt su dviračiu paimti. Mint reiktų iš čia. Ką? Ką? Vengi. Eik, tu lengvas. Ne, bet ir tai žiūrės. 1, 2, 3. Bet čia viskas tikrai labai gerai atlaik. Pataisysim ir bus čia dar geriau. Ir mažiau malkų reikės. Čia gal reikia minti. Kur dar bus? Jo, jau biščiai pasilyda. Pasidarys tam stau. Kažką žinau, jeigu norit minti čia. Ne, tai Net iki ežero. nusimaudyt minti. Visai kas nori, tai gali pavažinėti tam ir pasiimti. Kiek galim toli važiuoti, klausimas? Ir kiek ilga? Ne, turim mėgo čia, jeigu taško nori. Naktis čia turi būti. Šiaip dabar blema 0 taškų. Gal nereikėjo to dviračio. Neatrodo, kad buvo tokia būsena truputį nelogiška. Šiaip labai nelogiška. Efekto būsena. O mes ne 6 turėjom taškas? Ne. 5, ne? Vieną tai nepaslydom. Labai negerai čia padarėm. Įvarom, smaudys. Dviračioku dabar. Sušylę. Jo, greitai sulakstytum. Bet 3 nepavažiuos. Siūlau pabūti. Tai smirdim. Po to viso sporto. Varom. Bet jūs tikrai grįžtate, ne? Jo. Nusimaudom. Su visam. Ir grįžt anksčiau vėliau. Užpildyk tą taškas, daryt. Taškas, dar malkų prikraut, čia dar. Lauks jūs ir eisite pirkti kažką. Gerai. Taip, kad žinai, kad laukti nėra, kad tiesiog laukti. O, žiūrėkis. Palauks. Kaip šuva hačiakas palauks. Čia atsisėdęs, nusminės jau ką, bet palauks. Mes 15 minučių ir suvažinėsim. Jo. Neatsisveikinam, bet Jo, tam kartui. viso gero. Tai jo, tu žiūrėk, jeigu kažkas ten patiksim. Pasistumėsi. Palauks. O, gerai. Opa. Greičiau būtų, man atrodo, tiesiog nueiti. Nesugadinam. Bandykim. Oi. Smaudysim grįžti. Man Laisvė. iki sekančių.